o kaip čia lindau. Nu, jeigu įlindai, tai įlindai, dabar jau neišlysi? Nefilmuoju kiek mumis. Nu, ar dar atvažiuos kaip mums? Nu, kaip jums pasakęs, nežinau. Vieną. Girdite? Taip. Vėtra 33. Lengva grupė, pavakariam išrikiuota. Tėvų, mano stalą. Velnius! Čia kas nenori filmuoti? Būtų šiton! Nenori, auklė. Bet suvedėja kartu. Opa, eina. Jeigu būčiau augęs šeimoje nuo mažens jau, normaliai, kaip visi normalūs vaikai ten ir panašiai, tai net nelabai tikiu, kad būčiau čia atsidūręs, nes vien tik dėl to ten atsidūriau, kad nebuvo, ne dėl tų pinigų ten, ne dėl ko, bet vis tiek, jeigu būčiau su šeima, tai ten rūpėtų visai kitokie dalykai ten, nes laisvė ne taip rūpėdavo ten mokykla ar ten kas, o kaip jau iš vaikų namų, nu, kai vyresnis, tai jau kažkiek negalvoja apie tą gyvenimą, ta prasme apie šeimą, nes vis tiek šeimoje, kai būni, tai grįžti iš mokyklos, ten labas mama, labas tėti, ten va paruošiau namų darbus, tai į treniruotę. Nu, va taip pat visą laiką turi kur grįžti, o vaikų namuose tai kitaip. Berniukas mažas. Vis tiek reikia. Labiausiai tai trūko tos ir pačios motinos, ten kokia, nu, ir bebūtų, nu, ten ar gėrė, ar ką, bet vis tiek tos motinos trūko. Kaip šilumos ten, kad apsikabintų, ten pasakytų, o mano sūnelis ten tą padarė gerą, tai į mokyklą gerų pažymų parsinešė, o taip. Nu,
Labą dieną. Gerai. Ir susipink pinutę. Tik tai čia, kad aš nepatikčiau. Ir kas svarbiausia, kad turėtų visą laiką į ką atsiremti. Nebūtų, kad ten auklėta kokia, nu, tų vaikų namų ar kas, bet kad pati motina. Užsimerk ir miegok ramiai. Ryšys tarp mamos ir vaiko tai formuojasi nuo pat pirmos akimirkos, kai pagalvojo, kad jau norėtų turėti vaikelį. Ir po to tarsi grandininė reakcija iš tikrųjų ir mintis, ir mąstymas apie tą vaikelį, kai jis jau suspurda motinos įsčiose. Ir tai, kaip mama jaučiasi, kaip sužinojusi, kad jinai laukiasi, ar apsidžiaugia ar ne, tai taip pat įtakoja ir vėlesnį mūsų gyvenimą, tą pasitikėjimą pasauliu, kad čia esam laukiami ir mylimi ir drąsiai tada skverbiamės į jį. Ir aišku, skaudžiausias tos situacijos, kai moteris nenori, atmeta juos, bet vis tiek paskui nešioja, tai vis tiek jau yra tam tikras ir ryšio, ir vaiko viduje pažeidimas. Išgyvenimai psichologiniai vyksta pas vaikelį įsčiose. Ir dar skaudesni, kai paliekami jie iš viso yra, kai mama net nesusitaiko nėštumo laike su tuo, kad tai yra naujas žmogus, kad tai yra jos sūnus ar dukra. Ir palieka.
labai dažnai visuomeniai toks yra gajus dalykas, kad, nu, jei jau jisai ten kažkoks nenorėtas ir dar paliktas, mama dar ypač jeigu ir tėtis turi kažkokių žalingų įpročių, tai ir vaikas toks bus. Nu, mes žinom visi tą posakį, obuolys nuo obels netoli rieda. Ir čia kiekvienam tas yra, galioja. Bet yra visai įvairūs vėjai, kai, tarkim, nuo to medžio numeta obuolius ir kriaušės labai toli. Kiekvienas atėjęs į šitą žemę turi būti kažkam reikalingas. Ir tas reikalingumas apsprendžia visos vaiko raidos sėkmę. Sėkmę ne tik paauglystėje, bet ir suaugusio žmogaus gyvenimo tarpsniais. Ir vienas iš tos sėkmės, sakykime, tokių labai svarbių dalykų yra gebėjimas prisirišti prie tų, pas ką mes atėjom į žemę. Ir natūraliai tai būtų šeima, mama ir tėtis. Tačiau ne visi turi tą didelę laimę turėti mamą ir tėtį. Ir labai daug dėja vaikučių yra tų, kurie gyvena kūdikių namuose ir juos myli tik tai auklės, pedagogai, gydytojai, lankantis žmonės. Problema yra ne ta ir nėra ne tai negerai, kad čia yra daug žmonių, kad jie lankosi, kad jie lyg ir myli vaikus ir jie iš tikrųjų šitą daro nuoširdžiai. Problema yra ta, kad tam mažam žmogui yra labai sunku susigaudyti, kam aš priklausau tada. Kur mano vieta yra ir kas yra tas iš tikrųjų svarbiausias, kuris manim rūpinasi ir kuriam aš esu labai reikalingas. Ir šitie vaikiukai maži viską reaguoja ir jiem kiekvieną dieną yra viskas kitaip. Ir jie vėl pasimeta vieną dienelę, prisiriš ir atsibūdė vieną veidelį, paskui jie žiūri, kad jie atsibunda vėl kitas veidas su kitais reikalavimais, ką daryti. Šitą nuolatinę kaitą žmonių, kuri vyksta, sakykime, tokiose įstaigose, iš tikrųjų vaikui nepadeda prisirišti. Tai yra labai svarbu, nes vaikas neturi paskui kuo pasitikėti. Tai mes formuojam vaiko nepasitikėjimą pasauliu šitai. Ir žinoma, tada, jeigu mes sakom, kad žmogus, kuris kažko nieko nepasitikė, jis yra piktas. Žmogus, kuris nieko nepasitikė, yra įtarus,